antrą kartą įrašinėjau šitą video, nes pirmą kartą neįsirašė garsas. Aš žiauriai laimingas dėl to. Žodžiu, pažiūrėjus iš arti dienos, kai absoliučiai visi žiūrėjo Friends, klausė Mariah Carey ir nešiojo baggy džinsus, atrodo tolimos. Socialinių medijų saulėtekėje visi šaukia žodžius monokultūra mirus. Sunku įsivaizduoti visiškai susivienusią grupę žmonių. Tokie reiškiniai kaip Seattle grunge muzikinis bei stilistinis judėjimas link estetinės liberacijos ar kadaise masinį nesusipratimą sukėlusi TV laidos Sopranos finalinio epizodo premjera, kuri buvo pakankamai universalus dalykas, kad patektų į žiniasklaidą. Pavyzdžių milijonas, bet esmė ta pati. Prieš 20 mečius sąvoka populiarus turėjo skirtingą konotaciją. Jei kažkas buvo populiaru, apie tai žinojo visi to meto kultūrinį naratyvą sekantys žmonės, kitaip didžioji dalis žmonių. 2025-aisiais, kai sudėtingas algoritmas kiekvienam pasiūna asmeninį kultūrinį naratyvą, rasti monokultūrinių reiškinių rodos neįmanoma. Kiekvienas socialinių medijų vartotojas, grupė, kurią pasak datareportal.com šiuo metu sudaro beveik 60% pasaulio populiacijos, teoriškai uždaryti savuose aido kamerose. Turinys 2025 metais rodos liejas per kraštus. Vien Instagram platformoje pasidalinama milijonai vaizdo įrašų bei nuotraukų. Beveik kiekvienas gali turėti asmeninį, unikalų, pramoginio turinio šaltinį, kuris nesikryžiuos su jokio kito asmens turinio srautu. Bet remiantis mano asmeninę patirtimį ir aplinkinių liudijimų, praktikoje tai atrodo kiek kitaip. Mano nuožiūra monokultūra kaip konceptas niekur nedingo ir dabar vyrauja net stipriau nei kažkada. Ir tai algoritmo paradoksas. Per share funkciją populiariausias turinys populiarėja dar labiau. Ir net labiausiai į alternatyvę kultūrą bei turinį linkę žmonės savo asmeniniam sraute mato tuos pačius klipus bei postus kaip ir visi kiti. Šiandien atrodo su bet kuo gali užvesti kalbą apie klipą, kurį matei Instagrame, TikTok'e, YouTube Shorts ar beleką, ką jaunimas naudoja šiais laikais. Dėl socialinių medijų paradoksiškumo popkultūra vėl tampa universali. Bet ar tai geras dalykas? Čia jau laikas pasakys. Jo. Ačiū, kad žiūrėjot. Ritmo paradoksiš. Ką aš šiandien parašiau?